Paskutinėme reportaže apie Kintų bendruomenę suvienijusią fotoportretų galeriją, kurią sukūrė uostamiesčio fotografai. Kasmet aplankydami po vieną seniūniją, jie užsimojo įamžinti visų pajūrio miestelių ir kaimų šviesuolius. Šį rudenį 20 klaipėdiečių susivienijusių į fotoklubą Desantas įsilaipino Kintuose ir fotografavo Pamario gyventojus jų darbo aplinkoje. Į fotografų akiratį pakliuvo kelios dešimtys kintiškių, žvejai, verslininkai, daugybės kitų profesijų atstovai, seniūnijos darbuotojai. Tai žmonės savo darbais garsinantis Pamario kraštą. Tarp jų ir aplink pasaulį jachta apiplaukęs buriuotojas Andrius Varnas ir garsusis Ventės rago paukščių žiedavimo stoties patriarchas Leonas Jezerskas. Fotografų triūso rezultatas daugiau nei 100 nuotraukų paroda, kalėdoms atidaryta atnaujintame Kintų Vydūno kultūros centre. Aš tai kaip aš jau matęs ir šilto, ir šalto, ir tropikų, ir kitko, bet mūsų kaimo žmonės, bendruomenė, tai labai patenkinti. Žmonėms save pamatyti tokioje parodoje, tokiuose didelėse nuotraukose. Kiti gal visą gyvenimą nebuvo matę tokių nuotraukų savęs. Mūsų toks ir idėja, ir projektas yra, kad parodyti, kad kaimuose, kaimeliuose gyvena labai daug darbščių, gražių, kūrybingų žmonių. Pagrindė toks mūsų ir tikslas yra. Į renginį susirinkusių žmonės tą progą palinksmino kaimynai Rusnės moterų vokalinis ansamblis. O kintiškiai tvirtina, kad tokios parodos atidarimas suartina bendruomenę ir turi istorinę vertę. Galės mūsų anūkai, vaikai pažvelgti tą laikmetį, kokie žmonės gyveno, kokie jie buvo, kaip atrodė, kaip gyvenimas klostės Kintuose. Aišku, yra viena vertė, yra tai, kad tai yra bendruomenė, tai yra mūsų kraštas, bet aš tai manyčiau, kad apirinė tokia, kad suburė mūsų visus suburė. Kintai Klaipėdos fotoklubo nariams jau 5. stotelė. Anksčiau buvo įamžinti Rusnės, Endrejavo, Jokubavo, Veiviržėnų šviesuoliai. Šis projektas žmonėms reikalingas, tad bus tęsiamas dar ne 1 metus, sako fotoklubo pirmininkas. Matys, kad žmonėms tikrai tas yra įdomu ir reikalinga. Tai mes paskui klube susirinkime nutarėm, kad mes tą projektą darysim tęstinį ir dabar pasirinkom 3 rajonus – Klaipėdą, Šilutę ir Kretingą. Tai kiekvienais metais sukam ratu, po vieną seniūniją, kiekvieną rudenį fotografuojam. Projekto dalyviai atvirauja, kad bendravimas su atkampesnių rajonų gyventojais jiems suteikia gerų emocijų. Esą kaimas tai vieta, kur atsigauna širdis, mat mieste dažnas net kaimynų nepažįsta, o čia kone kiekvienose namuose gali rasti prieglobstį. Kintiškių portretų galerija visą mėnesį bus eksponuojama Vydūno kultūros centre. Ji taip pat atgulė ir į fotografijų albumą, kurį projekto dalyviai padovanojo Kintų seniūnui.